Hei, vėl parazitai pas jūs svečiuose ir mano video. Taigi, kurie parazitai gali sukelti pačias rimčiausias ir ilgalaikį poveikį žmogaus organizmui turinčias ligas. Štai keletas tik tai išvardintų tokių parazitų, kurie jums kenkia. Tai yra plaktoninės kirmėlės, kurios, kitaip sakant, filariozės sukėlėjai. Ką daro šie parazitai? Tai pirmiausiai gali sukelti limfinės sistemos pažeidimus, tuo pačiu sukeldami dramatišką galūnių patinimą, vadinamą dramlinę ligą. Jeigu jūs žinote tokių žmonių, tai žinokit, tai yra parazitai. Toliau, echinokokai. Šitie parazitai formuoja cistas kepenyse, plaučiuose, ir kituose, aišku, organuose ir gali be jokios abejonės sukelti daugelį rimtų susirgymų. Kasos ir kepenų parazitai, tai epistorchijos ir dar kiti pavadinimai, kurie jums nieko nesakys, bet pagrindinis tai yra epistorchija, kurie sukelia kepenų pažeidimus, uždegimus ir netgi onkologinės ligas. Ketvirtas tai yra maliarijos sukėlėjas, Lietuvoje turbūt nesutinkamas, Plasmodium. Šis pirmonas sukelia maliariją ir gali būti, kuri mirtina, jeigu negydoma. Dar vienas dalykas tai yra miego ligos sukėlėjai, tripanosomos. Šie parazitai pažeidžia nervinę sistemą, toliau gali sukelti miego sutrikimus, komą ir mirtį. Bet daugiausiai pas mus yra sutinkami būtent pirmieji trys variantai. Todėl jeigu tavęs tai negazdina, gyvenk kaip gyvenai. Jeigu galvoji, kad nuo to reikėtų pasivalyti, parašyk man.